Visiems, šiandien aš jums pristatysiu savo vlogerius, kanalus, žodžiu, kas tik pasitaiko. Kaip matote, čia laikrodis, nežinau kodėl jį padėjau, kaip matote, čia tuščias spraitų buteliukas, irgi nežinau kodėl padėjau. Vienu žodžiu, aš nežinau kodėl aš čia kalbu. Smarkiai lyja, laukia. Smarkiai, va taip, tašnoja. Žaibuojam, tai ruošiuosi eiti pas kitą. Čia mačiute. Tai va, reikės bristi. Nu va. Bet jau va priimu. Jau papiškai ruoštis reikės. Nu va, reikia pristatyti čia man pirmiau tą video. Ką jūs dabar manote apie mano pirmąjį video? Komentuokit komentaruose. Nu. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Ja, ačiū labai, kad žiūrėjote. Kad kažką dirbat. Aš nežinau, kodėl aš šitą laikrodį čia padėjau būtent. Bet nežinau, iš kur šitas laiškas atsirado. Ir nežinau, kaip šitas popieriukas atsirado. Žodžiu, aš nieko nežinau. Aš nežinau, iš kur ištraukiau savo kanalą. Ir iš kur šitas laidas. Va. Žodžiu, nieko nežinau. Nieko ir nenoriu žinoti. Mikrofonas sugedęs. Kelis kartus pakartojau, kad jūs suprastumėte. Ir per kūną siaučia. Viskas siaučia. Bet lietus nurimo, tai dar to gerai. Nelabai gražus dangus. Kol kas ramu. Tai nors tiek galiu pasakyti. Ramu, tai gerai, kad ramu. Su jumis buvo Martynas. Nežinau kas, nors nereikia priminti. Nežinau, ką daugiau veikti jums, papasakot. O apie ką jūs norite, kad aš kitoj laidoj papasakočiau? Apie ką? Galiu po fingerboardinti, skatingboardinti. Taip toliau. Galiu pakalbėti apie top 10 nuodėmių 10-tuką. Nu, kažkas jam žodžiu. Vlogerių nemėgstu perspėti. Ką dar jums papasakosiu? Ir dar prie mikrofonas sugedęs. Ai, jau jums pasakosiu. Nu, žiūrėkit, iš kur laikrodis atsirado? Gal dabar jį nusukam? Kitoj laidoj pamokysiu. Ai, nieko nemokysiu. Jūsų. Kelias dienas paliksiu jūsų ramybei. Paliksiu ramybei. Tai gal vis dėlto spraitų norite? Nenorite. Rimtas jau aprimu, reikia bėgti. Nu gerai tada. Iki pasimatymų. Mikrofonas sugedęs, prisiminkit, iki. Va, čia laikrodis jūsų mėgstamas. Iki.